Tai aš pasidalinsiu, kaip aš pirmais metais planuoju ūkį. Nusibrėžiau apskritai planą viso ūkio, tai kaip ir minėjau, yra 3 laukai. Tai tas buvęs mūsų arbūzynas, kuriame turbūt gal ir negerai, bet mes vėl auginsim arbūzus, bet tiesiog iš arbūzų, kaip ir sakiau, daug nesitikim. Čia mūsų naujas bijūnynas, bijūdų laukas, kuris liks ilgam. Beje, bijūnus sodinom antroji daly, tai galit pasižiūrėti. Trečiasis laukas, kurį irgi pasiruošėm antroji daly, tai čia bus viskas, kas susijęs su šiandienos, ką aš jums parodysiu, planais. Ar ten augs pagrindė vienmetės gėlės ir jurginai. Trečiam laukui aš pasiruošiau atskirą planą ant milimetrinio popieriaus, kurio radau dar iš mokyklos laikų. Koks jo tikslas, tai buvo visų pirma susižymėti pagal knygos rekomendacijas laukelių plotus, kad būtų patogu apeiti juos, aptarnauti ir tuo pačiu pasiskaičiuoti, kiek mūsų tam lauke, kuris yra 10 ant 15, jis nėra didelis, kaip jame sutalpinti skirtingo sezono gėlių, galbūt netgi noris, aišku, ir skirtingų spalvų.